Vienas gražus gimtadienis šią gegužę pražydo Alytuje gyvenančiai Bronislavai Tamulynienei. Su didžiausia meilė ir pagarba, brangią mamą, močiutę, promočiutę sveikina mylimas sūnus Raimondas, anūkė Erna, proanūkis Darvinas su mama Giedre ir jos tėvais Danguolė ir Alvydu. Jūsų gyvenimo kelias tai išminties, švelnumo ir stiprybės pavyzdys visiems mums. Dėkojame už visus šiltus žodžius, šypseną ir meilę, kurią vis dar dalinate mums. Linkime jums daug sveikatos, ramybės, gražių akimirkų ir gausybės šviesos kiekvienoje jūsų dienoje. Jūs mūsų stebuklas. Mieloji Bronislava, didelis džiaugsmas sulaukti šeimos jautrių padėkos ir sveikinimo žodžių, bet šis nuoširdus dėmesys jums bus dar brangesnis, nes jūsų mylimas proanūkis Darvinas jums dovanų siunčia gražią ir šviesią savo atliekamą dainą. Pasakų knyga tyliai guli ant palangės, tavo rūpesčio dėka. Ji neturi nė dulkelės, šitas kvapas kaip tada dvelkia šiluma ir meilė, laimė spindi visada. Dėkosiu tau aš su daina, tavo namai, obuolių pyragų kvepia mano širdis, ten kur tavo namai, plačios šiltos rankos, aš jaučiu, kur liksiu amžinai. Kaip tau visada, atsikėlus ankstų rytą, saulė šviečia šypsena, tavo švelnų veidą puošia, tu žinai,